Labą dieną, itališkų motociklų fanatai. Ką šiandien turiu tokį darbelį, tiksliau ne tik šiandien, ne vienai dienai. Panigale V4S 20 kažkokių metų, 21 galimai. Tai lenktyninis motociklas, grinai, matosi pagal stovį, daug kovos randų. Tai ką pradedam nuo modifikacijų, turbūt tai išmetimas, pilnas Akrapovičius, tai galimai titaninės, nes spalvos tokios melsvos, visokios gražios. Tai toliau atrodo taip. Kodėl atrodo taip, nesvarbu. Tai šitas mocas jau yra programuotas, čipuotas, ten reguliuotas, kaip čia galima pavadinti, nežinau, ar ant stendo, ar tiesiog taip, kažkur ne Lietuvoje. Ar kažką minėjo apie Ispaniją ir panašiai. Apie bendras charakteristikas aš čia nesiplėsiu. Kanale yra jau vienas video su tokio pačio motociklu. Tik tai išmetimas tenai buvo Arrow D4, ne pilnas, man atrodo, kiek atsimenu, tik bakelė jo. Tai bet principe viskas yra identiška, valdymo blokas yra tas pats. Kas nori atsiųsti kompą programavimui, kompiuteris randas šitoje vietoje. Reikia čia biškį atsikelt, kad jį išimt. Toliau parametrai visi tie patys, elektroninis gazas, žodžiu, navarotų visokių ten nustatymuose, kiek norit shifterį, aukštyn žemyn ten ir taip toliau. Tai padanga tokia slikas. Nu, slikas testuojant ant Dino nėra geriausias variantas. Kadangi sukibimui geriausiai realiai būna padanga su protektorium. Čia gana kieta, reikės dar slėgį pasitikrinti. Gana kieta padanga. Matysim, kaip čia tas sukibimas. Tai prieš tai darytas mocas, kur yra video įdėta, išvystė 2.8-2.10 arklių. Pažiūrėsim, kaip šitas. Tai pagrindinis niuansas yra su jo toks nusiskundimas, kad yra kažkokių galios duobių. Tai yra ant tiesiųjų. Atsuka pilną gazą, mocas pradeda vystinti galingumą, bum, kažkokia galios duobė atsiranda ir po to vėl galios šuolis vėl pradeda traukti. Tai tas dalykas ant tiesiųjų, kaip man minėjo, kadangi kitose sąlygose ten to pilno greičio, pilno gazo neišnaudoja, kaip supratau. Tai žiūrėsim, ar čia toks pats variantas, kaip su prieš tai darytų motociklų, kur turi duobės galios iki 30-40 arklių tam diapazone. Tai visada V forma, kiekvieno cilindrų pusė cilindrai turi reguliuotis atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. Tai rakto nėra, čia toks degimui reikalas padarytas. Reikia įvesti PIN kodą, kadangi nėra rakto. Tai va, tokia situacija. Žiūrėsim, testuosim, kas yra standarte. Tada, nestandarte turiu omeny dabar, kas yra suprogramuota. Tada greičiausiai bandysiu atstatinėti originalą gamyklinį mapą, toks, koks eina iš gamyklos, visiškai niekas nedaryti, ir žiūrėsim, koks yra skirtumas. Ir trečias dalykas, reguliuosim jau. Žiūrėsim pagal kurį variantą, kuris bus ten mišinys artimesnis geram, tai nuo to ir pradėsim. Tai vat ką, kol kas tiek. Vat, nu žodžiu, karšta mergaitė, tai kojas svyla konkrečiai, reikia kokią čia kaldrą pasidėti ar dar kažką. Va čia. Šitie vat įkaistai nuo išmetimo vis tiek žiauriai svyla. Tai va, tai toks reikalas. Dabar apie skaičius. Prastestavau keliuose gazo padėtyse. Čia yra dabar tuningas tas, kuris yra dabar įrašytas. Tai geriausias rezultatas buvo 200
tai 7, man atrodo, arkliai. Kažkas man nelabai suprantama yra apie ribotuvą, gal apsukas kažkokias, labai įdomus kažkoks jausmas. Žodžiu, kai jau mocas pasiekė praktiškai ribotuvą ir nesuprasi, ar čia ribotuvas įsijungia, kažkoks nukrito gale ir po kelių sekundžių vėl jisai kažkiek nori traukti ir vėl dūsta. Tai va, čia tas galas labai įdomus, va toksai, kaip kažkoks apribojimas būtų valdymo bloke, bet pagal mišinį, mišinys yra kur koreguoti, bet kažkokių super duobių, didelių nieko aš nematau. Čia reikės nusiskaičius bloką žiūrėti pačius parametrus, bet kas liečia mišinį, tai prasme, vat, yra šiek tiek tokių kalniukų, bet galingumų, manau, irgi galimai galima didesnį pasiekti. Tai vat man tas galas labiausiai įdomus ir jisai visose gazo padėtyse realiai tas dalykas yra. Aišku, aš tikėjausi kažkokią duobę, gali didelę pamatyti, bet to nepamačiau, neaišku prie kokių apsukų tenais. Tas visas reikalas reikės paklausti, gal ten ir eina kalba apie šitą vat reikalą. Tai taip, kuris čia buvo didžiausias. Antras buvo 207. Tai mišinys, čia pradžioj taip pat perėbus. Galas taip pat smarkiai perėbus, per daug kūro konkrečiai. Čia jau galą plius minus gerai kai kuriuose vietose, vienuose cilindruose. Šituose turiu menį, bet šituose tai čia yra smarkiai per daug kūro, čia net smarkiai per daug. Tai va, čia buvo pilnas gazas. Čia yra viena iš aukštesnių gazo padėčių. Tai čia biškį tokių yra. Mišinys, nėra super blogas šitam cilindrė, tai galima sakyti, cilindruose šitoje gazo padėtį plumai gana toksai. Gana saugus ir neblogas, šitą vietą reiktų tik tai pakoreguoti. Per lėso mišinio kalnas toksai nemažas. Toliau čia analogiškai vėl reikia nuimti nemažai kūro. Ištrauksiu dar ant durniaus tą kreivę, pasižiūrėti daryto ano motociklo mano palyginimai. Tai čia midrange'as yra pusė gazo atsukimo, vidutinės gazo padėtis. Šiek tiek taip pat yra ką pakoreguoti, bet mišinys tikrai gana neblogas. Šituose cilindruose čia biškį perėbu. Ir viena iš mažų gazo padėčių. Vieni cilindrai čia labai neblogai, o čia jau smarkiai negerai. Smarkiai per mažai kūro ir daugiau nevalina negu 7,5 viskas. Tai vat, to ištrauksiu tą kitą grafą pažiūrėti. Tai vat, čia dabar lyginu su prieš tai darytų mocų stokas, visiškas stokas. Aš tada atstatinėjau gamyklinius parametrus. Tai vat, gale ten yra daugiau biškai, bet aš šitą noriu parodyti pradžiai. Čia viršutinis tuningas, apatinis stokas V4S 20 metų. Toks pats su slip-onu Arrow. Originalas, tuningas. Matot, praradimas didelis niutonų, arklių pykia vieną arklio gali ir va tos nudusimas kažkoks keistas. Tai va, stokas, bent jau anas motociklas žymiai geresnį galingumą vystė, tai 7.3, 20 arklių beveik toj vietoj. Žodžiu, dabar pabandysiu surasti tą geriausią. Tai va, čia yra mano finalinis tada darytas ir šitas tuningas, kur yra įrašytas dabar geriausias, kur pavyko pasiekti galingumas, pikas. Viena pasienų tai nėra visiškai vienodas pikinis prieaugis, bet čia ribotuvo gal jie smarkiai yra nukėlę, bet va tas va čia yra visiškai toks, nereikalingas. Matot, kaip čia gražiai užsibaigė, o čia kažkoks tas nudusimas. Tai va, taip. Čia yra tuninguotas reikalas, kur dariau aš. 19 arklių skirtumas. Labai įdomus čia variantas.
Nu, Newtono analogiškai irgi žymiai daugiau. Tai vat, žodžiu, įdomus variantas. Galimai pabandyti reikės atstatyti gamyklinius parametrus ir pasižiūrėti, nu, jeigu rasiu laiko. Tai vat ką, kol kas tokie reikalai, nieko čia smagaus nėra. Visiškai maksimalus galingumas, dar čia mano toliau dar vat yra toj vietoj tas traukimas, o čia jau nėra visiškai. Per visą diapazoną geriau. Tai va, žodžiu, nusiskaičiau duomenis, valdymo blokas, kaip ir sakiau, čia šone randasi. Reikia šiek tiek baką atkelti ir pirmoje vietoje atsigat fiškę, tada eina kompą ištraukti. Kitų būdų bako pilnai imti nereikia, nusiema viskas ir taip be problemų. Tai originalo nesurašinėsiu, nėra prasmės, kadangi pasilyginau su stoku ano, kur prieš tai darytas yra vienareikšmiškai šito galingumas žymiai mažesnis. Kai kuriuose vietose ne patį piką turiu omeny, bet kitam galios diapazone visiškai už standartą gamyklinį yra žymiai mažesnis. Tai variantas panašus to kompo programavimo, vat šito, kur dabar yra darytas, labai panašus į tą anglišką variantą, kur, žodžiu, ten, kur aną mocą dariau. Tai čia šiek tiek daugiau yra koreguota dalykų, bet irgi, žodžiu, ne taip visai, kaip reikia daryti šitą motorą. Tai savininkas, nesavininkas, nu, žodžiu, tokia informacija, kad apie tas galios duobes ir ten panašiai. Tai nelabai konkrečią informaciją aš gavau, kurioje ten vietoj tos galios duobės, ar jos pradžioje, ar jos ten gale. Pratestavus ten tas įvairias gazo padėtis, nematau aš tos standartinės duobės ten toj pradžioj. Jos ten kaip ir nėra, bet, nu, žodžiu, problemų yra kitų. Tai vat, pirmą versiją susirašiau, šiandien jau netestuosiu aš jo, užteks. Žiūrėsim namo pailsėt. Rytoj laukia ilgą dieną. Tai vienintelis dalykas, dėl ko nemėgstu tokį Ducati programuoti, tai labai daug mapų turi šitas valdymo blokas, šimtais mapų. Nėra jokio kito gamintojo motociklo, jokio modelio absoliučiai, kuris turėtų tiek daug mapų. Kūro sistemos, uždegimo sistemos, sklendės, ten torkai ir panašiai, žodžiu, prifarširuotas pilnas faršas. Tai va, ant to minusas, jeigu būtų mažiau tų visų dalykų, tai galima būtų ir greičiau padaryti ir smagiau tas darbas eitų. Dabar užima labai daug laiko. Tai va, ką šiandien turbūt užteks. Ir viso, rytoj testuosim ir žiūrėsim, ką čia eina iš jo išpešti, atstatyti ir taip toliau. Tai va, kol kas šiandien iki. Nu ką, darbas kaip ir baigtas. Antra diena, pilna diena visiškai sugaišau. Tai bendruoju sumoj 2 pilnos dienos gaunasi realiai. Tai dar ką norėčiau pasakyti, lyginu rezultatus. Prieš tai daryto, šito daryto, po modifikacijų ir panašiai. Tai skirtumas nuo žemų ir midrange vis tiek yra. Žymiai didesnio atotrūkio prieš tai daryto motociklo. Tai, kaip ir sakiau, ten buvo tik tai deketas, slip-onai Arrow, labai panašus iš šitos Akrapovičiaus, nepilnas išmetimas. Bet ten buvo BDB killerių. Ten buvo žvaigždė, man atrodo, perdavimas kitas, kad trauktų, žodžiu, nuo žemesnių ten ir panašiai, bet dėl šito galiu klyst, reikia pasižiūrėti video, pasiklausti savininko. Tai vat, kas liečia šitą mocą, jisai yra su DB killeriu. Per aną bakelį nelabai matosi, jis ten tokiu kampu pakištas, bet šitam bakelį tikrai ten siauranga ir matosi, kad ten yra DB killeris. Ir mocas pats aplamai toks, pastebėjau, kad jisai nėra garsus. Tai išėmus tą DB killerį, aš taip įsivaizduoju, kad ta galia, ta midrange tenai ir pašoktų, nes dabar yra didelis gulšinimas tikrai. Nu, bet čia jau reikia testuoti be jų, tai savininkas ten nusprendė, kad palieka taip, kaip yra su DB killeriu, kadangi ten varžybose, kai dalyvauja,
tai būna garso apribojimai ten kai kuriuose trasose. Tai nėra pointo man čia žaisti su išėmimu, reguliavimu ant to, po to įdės pasikeičia mišinys. Tai mišinys pasikeičia tikrai žymiai su DB killeriu ir be DB killerio. Tai vien užtenka užkūras motociklą matuojant mišinį uždengti su ranka, užspausti išmetimą ir gyvuose parametruose iš karto matosi, kaip mišinys keičiasi. Jam sumažėja, ta prasme, išeinamo oro srautas, mišinys vienoks, padidėja išeinamo oro srautas, mišinys kitas. Tai vat, V4 tai to labiau. Tai vat, toks niuansas paliko su DB killeriu. Sureguliavau taip, kaip yra ant DB killerio ir taip ir paliekam šiai dienai. Jeigu dar kažkada reiks kažkokių korekcijų, tai ten jau bus atskira kalba ir tada jau žiūrėsim. Tai vat, skaičiai. Čia yra maksimalus galingumas. Tai pradedam nuo to, vat čia yra šitas pirmas geriausias rezultatas to, kaip čia vadinama, žodžiu, prieš tai tuninguoto. Ir čia yra, ne, šitas dar taip pat yra. Tai ten galios tas šokinėjimas visam diapazone buvo plius minus 2 arklio galios. Tai tas 2.7 toks, 2 AG galima palikti paklaidai realiai, nes mocas ne kiekvieną kartą jis gali išvystyti tokį patį galingumą, kyla temperatūra, galingumas krenta, žodžiu, ir taip toliau, daug niuansų. Bet va šitas reikalas ant galo, kuris buvo, tai jisai nesvarbu, kiek kartų sukai, šitas dalykas buvo ant galo kažkoks, kaip, žodžiu, neaiškus ribotuvas. Lyg tai ribotuvas, bet lyg tai pramuša vėl ir lyg tai neribotuvas, toliau bando važiuoti. Ir vat grafą aiškiai matosi. Nuo 13 štukų, kur tikrai neribotuvas, pas šitą motociklą dabar ribotuvas yra 15 000. Tai spidometras šiek tiek turi taip pat paklaidą, bet dabar ribotuvas tikrai yra jaučiamas. Jeigu atsimušė ribotuvą, iš karto pajuto smūgį, viskas. Atkirtimą turiu omeny. Tai vat kaip matot, čia prieš tai darytas tas tuningas. Ir finalinis rezultatas. Sorry, nutraukė, paskambino žmogų, žodžiu, tai vat, finalinis rezultatas. Tai kaip ir sakiau, vat, ten ribotuvas tikrai ne 13 štukų pas šitą mocą buvo. Ir nuo 13 štukų jisai kažkaip neaiškiai pradėdavo elgtis. Tai kaip ir sakiau prieš tai praeitą dieną, kai filmavau tenai, kad, man nepaaiškina žmogus, kurioje vietoje ten ta duobė, žodžiu, tai galimai yra šitas dalykas, kas liečia ribotuvą, kai išeina ant tiesiosios. Tai vat ribotuvas, kaip ir sakiau, yra 15 štukyčių pas šitą. Ir va dabar toje vietoje, kur jau jis būdavo 108, 108, dabar 203. Žodžiu, suprantat apie ką eina kalba. Kad mocas nudusdavo dėl kažkokių priežasčių. Tai aišku, ir kuro mišinys tenai negeras buvo. Ir kitų niuansų ten programai. Tai vat, čia kas liečia maksimalų galingumą. Tai prieaugių pradžioje yra taip pat, čia 10. Tokių, kaip galima pasakyti, nuo 10 iki 4 įvairiuose diapazonuose iki 5. Nėra didelio prieaugio, tai vat, įdomu, kaip jisai save vestų be DB killerio. Tai vat, toks reikalas. Dabar parodys keletą kitų. Tai vat, žodžiu, čia viena aukštesnė negu vidutinė gazo padėtis, tai čia prieaugis žymus yra toj vietoje dabar, smarkiai žymus, ties ir tas ribotuvas, bet anksčiau nukrito. Žodžiu, čia 22 AG. 8. Žodžiu. Visur čia. Pradžios tai aš nesureikšminu, kadangi, kaip ir daug kartų jau esu sakęs, kad ant aukštos apkrovos jūs, ta prasme, aukštą pavarą turiu omeny, jūs niekada neatsukat pilno gazo, tarkim 5 bėgių ten nuo 3, nuo 4 štukų ir taip toliau. Stendas matuoja, rezultatas yra, bet ta vieta ne visą laiką yra, kaip pasakyti,
išnaudojama realiom sąlygom. Tai va mišinys. Čia biškai nuimtas kalnas, čia. Tai ką noriu pasakyti, kad palikau rezervų, ne taip kaip gatviniam mocui, mišinio nei kitiek. Nureguliuotas, ta prasme nulėsintas, turiuomenį iki tos ribos palikau šiek tiek riebesnį ant maksimalių režimų. Tai galima buvo ir šiek tiek 1-2 arklio galios, manau, išspausti daugiau. Bet kadangi čia mocas yra ne gatvinis, jis yra drožimui, tai geriau palikti rezervų, kad jisai vėsiau saugiau dirbtų. Tai va, dar parodysiu žemesnių gaziukų. Tai va, čia viena iš mažų gazo padėčių. Ten, kur į posūkius įima ir panašiai. Nu ir šiaip, kruizinant mieste kažkur ten ir panašiai, va tokie dalykai. Tai va, buvo tram 7, tai yra buvo 25, dabar 37. Na taip ir mocas buvo, nu, mišinys perliesas, o čia smarkiai matosi, ne? Smarkiai perliesas. Tai pakoregavus kūrą, traukia iki 7,5, po to jau traukia virš 10. Tai va, tas dalykas ir matosi. Newtonų taip pat. Aišku, čia taip pat sakau, irgi 5 bėgių jūs ne visada atsuksit tokį mažą gazo pasukimą, bet tie visi dalykai juntami yra kitom mažesniem pavarom ir panašiai. Tai va, toks reikalas su šito aparatu, žodžiu. Va, kai pabandys, tada galės pasakyti, ten prapolė, tos duobės neprapolė. Dabar kas liečia, kaip ir sakiau, kažkokių akivaizdžių duobių nebuvo didelių, turiuomenį va tokios, kaip prieš tai darytam, ten po 30 arklių ir panašiai. Čia tokio dalyko aš neradau, kas liečia nuo žemų, tai kaip ir sakiau, originalo nesurašinėjau palyginimui, galimai su originalo būtų atsiradus ta duobė, bet kad čia norėjau sakyti, žodžiu, nesvarbu, nebedirba man galva, šiandien viskas, darbas baigtas. Mocą atiduodam, laukia kiti darbai, tai va, kas turi dar panelės, V4, V2, galit kreiptis, pabandysim kažką čia jum paburti taip pat. Tai tiesa, kas ir sakiau dėl padangos, ne, slikas. Momentais jaučiau, kad pradeda jau žodžius įpraslidinėt. Čia toks jisai visas žiauriai slidus kažkoks man ant to stendo, tai. Nu, bet su pertraukom, žodžiu, tie matavimai vyko. Ne iš karto. Tų testų daryta daug ir panašiai, kadangi motoras karštas, kaip ir sakiau, tai būtina daryti pertraukas, būtina gerą aušinimą pasidaryti, aušinimas. Ir į radiatorių, ir į tepalo aušintuvą, ir į ramą, visur, žodžiu, visur, kur reikia. Tai va, tokie reikalai. Nu ką, dar prasuksiu čia jums kartelį, kad pažiūrėtumėt, kaip čia garsas jo, kaip jis čia dirba ir bus tiek žinių. Tai va, viskas, kol kas, paka visiems.